TV žiūrovai, štai ir vėl jūsų ekranuose šou, kuris už gerą humoro jausmą dalina nuostabius pinigus. Prajuokink mane! Draugai, jeigu jūs dabar sėdite prie savo televizorių ekrano ir laikote rankoje šimtinę, nuo kurios jums šypsosi Simonas Daukantas, visko gali būti, kad jūs turite padirbtą šimtinę. Tačiau jeigu jums nusišypsojo mūsų komisijos duetas Vitalijus ir Violeta, jūs jau turite tą šimtinę tikrą ir nepadirbtą. Vitalijus ir Violeta, pasitikite! Violeta, sakyk, ar kada turėjai problemų dėl savo pavardės juokingumo? Dėl dabartinės, ne, dėl savo mergautinės. Trečio kaitė iš Subačiaus. Tai buvo... Tai buvo juokinga. Turėjai pravardę? Taip. Tretiekova. Supratau. Vitalijau, o kokia tavo mergautinė pavardė? O, matai, kadangi aš esu jaunesnis, mano pavardė mergautinė buvo Pirmokas. Pirmokas. Gerai, dėkui jums labai. Prašau užimti savo vietas. Na, o šį vakar juoko bus tikrai daug ir už kiekvieną juoką Vitalijus Solo yra pasiryžęs pakloti labai nemenkus pinigus, tačiau nesijaudinkite, mūsų seifas visuomet pilnas pinigų, nes jį kaskart papildo bobutė, kurios paskolą kaip tik kaskart ir ima Vitalijus Solo. Pasitikite, bobutė su pinigais! Seifas pilnas, tačiau viso vakaro metu jis tik tuštės. Na, o dabar leiskite papasakoti jums, kaipgi jis tuštės. Kiekvienas į šį centrą atsistojęs mūsų dalyvis turės lygiai 1 minutę tam, kad priverstų bent nusišypsoti mūsų komisiją. Jeigu jis tai padarys, jis iš karto gaus 100 litų. Jis galės pasimti to 100 litų ir keliauti namo, arba imti 2 minutę. Jeigu jam pavyks prajuokinti mūsų komisiją per 2 minutę, jis gaus jau 200 litų. 3 minutę komisijos juokas ir šypsenos kainuos Vitalijui Solo jau 300 litų, 4 500 litų. Na, o jeigu 5 minutės metu mūsų komisija bent nusišypsos, mūsų dalyvis iš karto laimės 1000 litų. Tačiau yra ir blogoji viso to pusė, nes bet kurios minutės metu mūsų komisijos nepavykus prajuokinti, dalyvis arba dalyvė praras viską, ką turėjo iki to momento. Labai nelinksma, bet tikiuosi, kad visi pralinksmėsime, kai 1000 po 1000 pinigai dings iš Vitalijaus Solo seifo. Draugai, pradėkime, prajuokink mane! Na, dabar į prajuokink mane sceną žengia Laurynas Kairys iš Vilniaus. Labas vakaras, Violeta, ir labas vakaras, Solona. Labas vakaras. Taip, tu taip laisvai jautiesi iš karto, ne pirmą kartą scenai, ne? Pirmą. Jau dabar matau, kad pirmą, nes išėjai toks, labas vakaras. Ne, tai įsipratęs, kaip klasėje mokti išeini, labą dieną, tamsta mokytoja. Taip. Mokaisi ar jau kaip? Mokus. O kuo būsi, kai pabaigsi? Kai sugalvosi, pranešim būtinai. Jeigu nesugalvosi, visada gali tapti emigrantu. Taip. Laurynai, žiūrėk, o tarkime, merginas mokykloje humoru nukabinti lengva ar sunku? Nu, kaip čia pasakius, mūsiškės, tai nėra lengva. Tai, ta prasme, humoro jausmo neturi, ne? Žinoma, turi, bet jėgų taip lengvai nepraeisi prie. O tai kuo kabinat? Bimbalais? Ne, čia jau sunku atskleisti. Gerai, Laurynai, manau, kad tu žinai mūsų taisyklės ir vėlgi aš tau priminsiu, kad tu turėsi 1 minutę tam, kad prajuokintum Vitalijų ir Violetą. Ar tu pasiruošęs? Taip, aš pasirengęs. Ir tuomet tavo 1 minutė prasideda jau dabar. Muzika.
nejuokinga? Nelabai. Ir stop. Ir stop. O dabar anekdotas bus. Gerai. Dėja, stop tiek iš tavo, tiek iš mano pusės, nes 60 sekundžių jau kaip ir iškapsėjo ir kas čia buvo? Čia buvo šokis, čia normali diskoteka buvo Aš ir jisai žinau. kvietė, Violeta, davai, ateik, Ne, pašoksim. vat tas mane Ir atsimė išgąsdino, kavinę. pasakė, Violeta, davai, ir aš nesupratau, ką man reikia daryti, aš įsigandau. Duok, Ir tu per jaunas, tiesiog išgąsdinai šok. mane. Prašokdyk mane. Kas nešokinės? Kas... O aš taip laukiu, kol jūs išeisit. Galvoju, su Man jumis pašoks. negalima, mane prikalė prieš laidos pradžią, aš negaliu pajudėti, to nežinau. Palauk, tai ką reiškia, kaip šaukėt sololo, davai. Tai tipo mes čia jau dviesi atrodysim geriau negu jūs dviesi. Čia vat kaip tik yra diskotekų standartinis judesys, kur tu prieini prie merginos diskotekoje ir sakai, nu, davai! Tam, 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 taram, taram, tam, 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 tam. Taram, taram, tam, 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 taram, taram, tam, 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 tam. Gerai, Laurinai, dėja, bet tau nepavyko prajuokinti mūsų komisijos. Ačiū tau labai už bandymą. Sėkmės. Ačiū. Čia buvo linksma. Čia Buvo linksma, Buvo bet linksma, gal truputėlį nejuokinga, bet linksma buvo. Jo, Ar bet buvo jis- linksma? man tai jisai labai priminė jauną Liesį Bavarijoje dar tada, kai būdavo, kur jūsų rankas? Ja. Kur jisai nedainuodavo, bet tik tai, kur jūsų rankas? Ne, pas jus Kur buvo- jūsų protas? Ne, buvo gražiai daina. Nes čia būryje gerų draugų. Mano šokis buvo skirtas Cololo ir Violetai, tikėjausi pralinksminti ją savo dainelę, bet matyt, Cololo nepatiko mano marškiniai ar ką, tai dėl to taip ir išėjo. Į mūsų sceną lipa Arnoldas Mauragas iš Kauno. Publika papirkta iš karto. Violeta, žiūrėk, stalčiukas išvažiavo. Aš matai irgi geroj nuotaikoj. Aš irgi labai. Iš karto tokių pavardžių kaip tavo, kaip ir mano sutinkama retai Lietuvoje. Lietuviška pavardė? Geriau apie pavardę išnekėkim, nes visokių esu girdėjęs Mauraragis, Na, o Mauraragas, kaip tau patinka? Kaip tau patinka? Dabar gali visai Lietuvai pasakyti, kaip reikia kirčiuoti tavo pavardę. Mauragas. Mauragas! Mauragas! Labai gerai. Tu gyveni Kaune laikinai, ar... Jo, aš Kaune studijuoju. O iš kur tu atvažiavai? Aš iš Radviliškio esu. Iš pačio Radviliškio, iš Pilkų žvirblių miesto. Jo, iš elitinio alkoholikų miesto. Gyvenime, kambariokai juokėsi, kas? Merginos. Iš tikrųjų, aš niekada neinu į, ta prasme, į sceną ar aplamai, tarkim, į draugų būrį, jeigu aš nebūnu, nu, kaip čia sakant, 5 gramų paėmęs. Tu girtas? Šį kartą blaivas. Nebijai? Blaivas nebijai? Kalbės. Stengsiuosi tą stereotipą sulaužyti, kad galiu ir blaivas prajuokinti žmonės. Pagarba. Blaivas studentas iš Kauno, čia jau yra juokinga. Esi pasiruošęs pirmojo 100 iššūkiui? Jo. Tuomet tavo pirmoji minutė prasideda jau dabar. Gerai, gimdymo namuose laukia negras, lenkas ir lietuvis. Laukia, kol jų žmonos pagimdys. Ir žodžiu, ateina seselė nusiminusi, sako, labai apgailestaujame, bet vienas kūdikis dingo. Lietuvis, o kuris dingo? Gaila, lietuvių kūdikis dingo. Tai lietuvis susinervavęs, pagrebė negro kūdikį ir bėgo, o negras vejasi. Atiduok kūdikį, eik, lenką pats sugink. Žodžiu, atvažiuoja naujas rusas į kaimą, paprastą lietuvišką kaimą. Ir sako, duokit man ko nors, ko aš dar nesu turėjęs. Lietuvis pagalvoja, čiulpinti bebrą. Čiulpinti bebrą. Gerai, sako, čiulpintis bebras ant kelmo sėdė. Nueina, o, čiulpintis bebras, viskas normaliai, počilpė tvarkingai. Dabar taip nusipirko tą bebrą, grįžo namo, žmona išmokė bebrą valgyti ir pati p***išė. Yra. Vitalijau. Šiaip. Aš tai nesuprantu, kodėl jam dantų prieš tai nereikėjo išmušti. 100 litų atitenka Arnoldui Mauragui iš Kauno.
Ir Arnoldai pagalvok, jis juokiasi tik todėl, kad prieš tai neišdaužėjai bebrui dantų. Tvarko, Arnoldai, ar tu imsi antrąją minutę ir bandysi išlošti antrąjį 100 litų? Nu, nemanau, nes žiūriu, nelabai sekasi prajuokinti komisiją. Duokit pinigus ir einu namo. Gerbiu. Arnoldas Mauragas laimi 100 litų. Labai smagu yra, nes visko gali būti, kad tie anekdotai, kuriuos pasakoja žmonės čia štai prajuokink mane scenoje, kažkas tai perpasakoja juos tada kažkam tai ir tada ateina Arnoldas Mauragas ir tada! 100 litų. Man gražiausiai tai labai patiko, kaip jis įėjo. Patiko man Cololo, kaip aš nežinau, jo gerbėjas esu, man visada jis patinka, o Violetai man tokia maladėts boba. O Justas su savo tais mediniais bairiais kaip visada, bet jis vis tiek sugeba užkariauti Lietuvą su savo tais bairiais, vis tiek, man patinka. Pasitikite scenoje Vytautą Endrijaitį iš Vilniaus. Vytukai sveikas, čia jau be žodžių, iš karto matau, kad sportuosi. Sportuosi ir sportuoju gyvenime jau. Bet matosi, kad žmogus iš karto prie bairių. Nustengiuosi, bet mano mergina nejuokinga. Dėl to ir atėjau pažiūrėti, ar juokingi bairiai ar ne. Ką tu sportuoji, ką labiausiai mėgsti? Ką sportuoju? Krepšinį, futbolą, dabar pastaruoju metu tai futbolą žaidžiu. Aš iškart iš kojų supratau. Jo. Bet tai dar ne viskas, tu dar dainuoji, aš kiek žinau. Dainuoju kartą, dalyvau karaoke čempionate, tai nieko nelaimėjau, bet YouTube'ą patekau. O ką nors dabar galėtum trumpai sudainuoti? Tai aš pasirodymo metu dainuosiu. O, va čia jau rimčiau, va. Čia didelis pliusas, žinok, pas mus laidose labai mažai kas dainuoja. Tai dėl to aš ir stengiuosi kažkaip. Nu, aš žiūriu visas laidas. Tai. Viskas, tavo daina, aš manau, pavergs mūsų širdis ir sukels mūsų šypsenas. Tavo labai geras skonis televizijoje, turiu pagirti. Vytautai, jeigu tu esi pasiruošęs, aš jau norėčiau pirmąją tavo minutę paleisti, kai 100 litų tu gausi, jeigu prajuokinsi mūsų komisiją. Tavo pirmoji minutė prasideda dabar. Kiekviena daina turi savo šokį, tai vat būtų Bielai Rozai šokis. Ir muzika. Baltos rožės, o panaryža. Ką ji man padarė, pypt tik su lasda. Gerai, toliau. Nereikia jau muzikos. Gerai, atvažiuoja vyras moterimi į Lenkiją ir įvažiuoja į Lenkiją. Moteris sako, o kokie vargšai vaikai. Sako, kodėl tokie mažai, o jau Lenkai. Taip. Taip, Vitalijau, taip. Tokie maži, o jau Lenkai ir 42 sekundės Vitalijus Cololo padarė šypt. Aš Pamiršk kelią į Vilnių. Aš šyptelėjau iš Bielai panaryža. Viskas. Tai su pavėlavimu, jauti pasiteisimas prieš valandą. Žinok, aš tau galiu pasakyti, tu drąsiau dainuok, tu labai tyliai dainavai. Gali būti, kad ir mikrofonas. Ne, mikrofonas. Ne, čia ne mikrofonas. Žodžiu, nesvarbu. Aš būčiau pirmas sekundės, bet... Nesvarbu, aš noriu paskelbti, kad 42 sekundę Vytautas iš Vilniaus laimi pirmą 100 litų. Dėkui. Vitalijau, susikauk. Daryk viską drąsiau ir galvok apie antrą 100. Bet Vitalijau, tu susikauk, nes tie pavėluoti šypsniai, jie tau kainuoja. Zvanyti, čia tak nepautit. Jau geriau. Kalba rusiškai. Vytautai, aš tau noriu iš karto pasakyti, kad buvo labai gerai, bet gali būti dar geriau, ne? Jo, gali. O norėtum pasibandyti antrąją minutę pasiimti? Nu, turiu programą šiek tiek, tai galima. Nu, gal pabandykime tada. Pirmas juokiasi Vitalijus, gal dabar jau ir Violeta kažką, tai nesiraukykite, man prašom. Viskas. Antroji minutė prasideda dabar. Tai būtų Justino Bieberio šokis, kaip daug gerbėjų būna Lietuvoje. Tai muzika.
Yra. 27 sekundę susiekia Violeta ir tokiu būdu dovanoja Vytautui antrą 100 litų. Pasveikinkime jį. Tai buvo baisiau. Kas čia Vėlairos. buvo? Kas... Šokis. Ai, čia Firminis. šokis. Čia Bieberis taip šoka? Ne, čia Čia tas jis taip toksai šoka. gerbėjų šokis. Sekantis gerbėjas. Bieberio gerbėjai yra belyberiai ir man atrodo, kad jau dabar visos... Tavo mergina jau dabar greitai turės didžiulę konkurenciją. Apleisti teritoriją. Jo, būri klykiančių, spiegiančių 12 mečių. Būk atsargus, beprotybė baigėsi. Aš noriu tik pasakyti, Vytautai, jeigu tavo mergina po šio pasirodymo gyvens su tavimi, aš te galiu pasakyti, kad ji labai drąsiai, aš už tai ją gerbsiu. Jinai yra drąsi. Tai, lai toliau tai būna. Aš tikrai mokėčiau pinigus, kad pamatyčiau Justiną Bieberį taip šokantį. Tikrai. Dabar aš noriu paklausti tavęs iš karto. Tu jau turi 200 litų, sveikinu tave su tuo. Ar tu norėtum pasimti 3 minutę ir išbandyti savo šansus prieš komisiją? Gal laimėti 300 litų, bet tik tai spėju, kad tu rizikuoji savo turimais 200. Dar vieną šokį turi? Turiu. Būtent šokį jau tokį. Ok, labai gerai. Komisija, jūs jau galite pasiruošti, nes šokis prasidės tučto jau nedelsiant dabar. Gerai, pasaulyje yra paplitęs prezidento Dmitrijaus Medvedevo šokis, yra netgi tenai grupė tokia palaikanti. Nu ir muzika. American boy, American joy, American boy for always time. American boy, уеду с тобой, Москва, прощай. Gerai, muziką baigiam. Gerai, užtenka muzikos. Gerai, toliau su draugais kartą svarstėm, kas yra toksai šūdas pasalūnas. Tai va, tai ar klausimas, ar tada, kai tu eini ir užsimanai kakol ten labai ir atrodo perdė ir iš tikrųjų neperdė. Ne, kitą variantą neatsimenu. Ja, kada moteris kvepia mišku? Kai vyras kelmas. Gerai, toliau. Būdavo seselė mano tokia mokyklai, kuri visą laiką, jeigu ateini, man lūžo ranka, angliukai. Tau lūžo laikas. Dėja, pralačiu. Aš tarp kitko, aš vos susilaikiau, nes tavo tas bairis, kur perdė ir pasirodo neperdė, o kito varianto pas save nebuvo gyvenime, kad tu neprisimeni. Ne, tenai neprisiminiau, dabar užsimiršo iš karto. Geriau būtum šokęs, aš jau mąstu. Taigi jisai ir šoko. O beje, Medvedevo šokis... Perfect. Nu, trūksta dar, trūksta. Choreografijos. Nu, nešokėja. Gerai, Vytautai, dėja tau per 3 minutę nepavyko prajuokinti mūsų komisijos, bet buvo labai gerai. Ačiū tau labai. Aš noriu tau padėkoti visų Lietuvos moterų vardu už moteris kvepiančias mišku. Ir tokių nemažai. Ačiū. Nu ką, nepavyko? Nepavyko, bet... Bet jis turi kažką tokio. Choreografija, čia todas. American boy, American joy. Neblogai, ne viskas pavyko, taip, jaudulys padarė savo, tiesiog, tai kitą kartą gal bus geriau. Komisija man patinka, bet labiau turbūt patiktų, jeigu komisija sėdėtų Jankevičius arba tas radistas Rolandas, kai buvo jie sėdėjo, nu tai jie visą laiką žmonės juokiasi ir jau, nu jos lengviau prajuokinti. Turiu užsirašęs, nu buvo, dar pasirodymui buvo likę. Ai, sako, tu taikliai šaudai, saulė šviečia, balandžiai gaudžia, na tau, tėdi mėlynos žibutės, saulė, na tau, balandžiai, na tau. Mačiau, tu kaip šaudai, tau net akis nekrusteli, balandis netyčia šone, kieme krūpteli, pykšti paukšti, tik piau, saulė nusileido, o šiknas laksto toliau. Na va, kad nors tokio, nu. Draugai, juokai dar tik tai prasideda, nes mes grįšime iš karto po visiškai trumputės reklamos. Likite įsijungę. Kur po sprogimo ėjo Marytė? Visur. Kai man pensiją paskyrė, vos netekau žado. Jeigu būčiau impotentas, mirčiau aš iš bado. Kaip vaikai iš Černobolio mokame skaičiuoti iki 100 ant pirštų? Oi, kuti, vyrai šoka vanaguti šurmuliuojančioj pirtį, su nogom mergom girti.
Pasitikite mūsų scenoje Vilnietį Olegą Olkovskį. Labas, Olegai. Pats esi iš Vilniaus. Vilnietis ar tuteišas? Kaip suprasti tai ištas? Reiškia iš Vilniaus. Tu toks jaunas humoristas, kompiuteristas. Su kompais dirbi. Ir kompiuteris. Esi išradęs nors vieną virusą? Ne. Ctrl, Alt, Delete. Šiek tiek tavo biografiją paskaičiau, tai tu mėgsti stebėti persirenginėjančias moteris. Kaip? Nežinau, kaip tai darai, bet... Nu, prie Spartyvkės krūmuose sėdi? Ne taip. Čia tavo įvykis aprašytas, kaip mama parduotuvėje ėjo... Aš jau pamiršau, kad ten rašiau, labai seniai rašiau. Tai vat, pasirodo, tu turi vieną tokį nukrypimą nuo normos, jeigu ką. Čia nenukreipimas, čia visi normalūs vyrai mėgsta stebėti, kaip nusirenginėja moteris. Tai ko mes vaikštom į striptizą? Vienu žodžiu kaip, aš kad kitiems būtų aišku, noriu pasakyti, kad jisai aprašė savo biografinį faktą, kurį jau dabar yra pamiršęs, apie tai, kaip su mama nuėjo į naują parduotuvę, mama įlindo persirengti, o mamos įlindusios labai ilgai persirenginėja, jis pradėjo ieškoti, kur mama ir užklupo savo pažįstamą, visai kitą moterį. Na ir kaip tau Dabar atrodo prisimenu. tas tavo gyvenimo įvykis? Tai čia seniai buvo. Seniai. Bet tada pirmą kartą tai buvo man. Stambių planų. Ja. O labai stambus planas buvo. Neįsivaizduoju. Pamiršau aš. Pamirš, neimk į galvą. Šiaip norėjom pabendrauti, žinai. Gerai. Olegai. Prisijokėm, dabar norėjom pabendrauti. Olegai, viskas pabendravot, laikas laimėti pinigų, ne? Pas tave rankose yra nuotraukos turbūt iš ten, ne? Ne. Nerodys. Gerai. Viskas, komisija, traukiam pokalbį su Olegu. Olegai, ar tu pasiruošęs laimėti Pasiruošęs. pirmą 100 litų? Taip. Tuomet tavo pirmoji minutė prasideda jau dabar. Kas yra virš tinginystės lygio? Kai ateini nusimišti kriauklę, ten indai neplauti. Kur po sprogimo ėjo Marytė? Visur. Kaip vaikai iš Černobolio mokami skaičiuoti iki 100 ant pirštų? Ar galima dažyti? Vitalijus Solovas susijokė ir tokiu būdu padovanojo Olegui pirmąjį 100 litų. Valio! Aš tiesiog noriu pasakyti, jūs tai nežvenk taip garsiai, gerai? Bet kad žiauriai jokinga. Tu nuo pirmo jau žvengiai. Bet kad labai jokinga. Bet tai matosi, kad juokiasi tie, kurie gyveno bendrabučiuose. Juokiasi- Ir žino, kaip ateini ir indai. Iš kur jie Dabar ten? kozerį turiu. Ja. Matai, kaip tiesiog aš juokiuosi, nes galiu. Olegai, žodžiu, tu jau turi 100 litų. Antrą. Sveikinu tave su tuo ir tiesiog taip. Antroji minutė prasideda jau dabar. Ar galima daužyti kiaušinius teptuku? Galima, jeigu nekutena. Myslė. Žalias. Bžž. Raudonas. Kas? Varlė sulčiaspaudai. Myslė. Mažas juodas į stiklą daužosi. Kas? Vaikas orkaitį. Jeigu jūs sužuvysite skęstą akvariumą, vadinas tai barsukai. Po sekso pas Spidermano žmoną visas veidas voratinklį. Po 100 kojų. Yra Violeta 26 sekundę susijokė ir tokiu būdu Olegas jau uždirbo antrąjį 100 litų. Victory! Aš pamačiau tą veidą. Aš pamačiau, kaip tas vyksta seksas. Ne, tai buvo jo įdomu. Bet vaikų į orkaitę nebe. Gerai? Oi, tu tiesiog Ne, tai tu nemyli jų. Tik Su vieną. majonezu, su plutelė, oi. Mes šiurpinsim ir toliau žmonės prie televizijos ekranų. Ar gal pabandykime uždirbti trečiąjį 100 litų? Jo, O, Jėzus. bandykime. Va, taip, ir nebekalbėkime daugiau apie plikytų kačiukų aklų salotas su majonezu. Nors jie tokie traškus. Va, gerai, Olegai, trečią 100 litų. Taip. Tu rizikuoji 200, bet gali išlošti 3. Važiuojam? Važiuoju. Trečia minutė prasideda jau dabar. Jeigu gerai elgtis universitete, tai galima dar paslėpti, kad buvai lochas mokyklai. Elektromart konsultantai žino, kur randasi pas moterį.lg. Valytojas labiausiai bijo įkandimo į lytinį skudurą. Kokia tavo mėgstamiausia sekso rūšis? A&M. O, aistringa ir melė? Ne, ašaros ir masturbacija.
Kodėl berniukas pametė ledus, nes jį partrenkė autobusas? Kodėl juodaodžiai smirda, kad akliai irgi jų negalėtų nekesti? Nekenčiu, kad žmonės valgydami čepsi, taigi persikėliau gyventi į Afriką. Kaip vaikai iš čia skaičiau. Ką bendro turi erelis ir kurmis? Jie abu gyvena po žemė išskyrus erelį. Kam juodaodis nusipirko arbūzą, kad jį galėtų suvalgyti? Dvi mergaitės prausėsi pirtyje. Viena sako, pažiūrėk, kokia mano beždžionėlė plaukuota. Kita sako. Duokit dar 2 sekundės. Pabaig? No? Tu čia per daug nesigirk, mano jau seniai bananus valgo. Va taip. Ok, buvo stipru, Olegai, buvo labai stipru. Bet 60 sekundžių dėja pasibaigė ir... Bet tau labai pavyko tikrai pašiurpinti. Jo, aš džiaugiuosi. Ne, aš noriu dar paklausti, vat aš nesupratau, galbūt kaip blondinė, juodaodis nusipirko arbūzą, kad jį suvalgyt. Kam čia bairis? Nu, o tu nusipirki, pavyzdžiui, bananą kam? O ne, neimkim bananą, gerai. Nu, aš nusipirkai kibiną. Kam? Kibiną? Nu, ką pakibintų? Ką žinau, ne, viskas, supratau, kad nieko nesuprasiu vis tiek. Čia vėl ne mano, ne moterį suprasta. Bet man tiesiog po šito pasirodymo aš nenustepsiu, jeigu ateisiu į kavinę ir bus vaikų piršteliai guobau. Ne, ir ties to ir sustojam, aš ten neisiu. Iš tikrųjų, tavo pokštai yra, aš noriu paklausti, ar tu iš kažkur tai... Iš kažkur pats imu ir kažką pats parašau. Va, ir pats, va ten, kur tu pats, tai man labai, o ten, kur paimi, ten ir va, jis iš ten ima, ten, kur kepa vaikus ir kur smirda, ten jo, nu. Bet šiaip tu turi tą raciją, skaitomai, Žvaneckis, ne. Solženičin. Nu, dėkojam kibinų valdoviai. Šaunuolis iš tikrųjų. Olegai, dėkui tau labai. Dėkui, nepavyko prailginti komisijos, bet tu pasirodėjai tokio lygio. Trečioji daly gal truputėlį tempo trūko. Bežionėlė tai čia buvo. Va, jei būtų pabaigęs su bežionėlė, jisai jo būtų išlošęs. Va, tiesiog greičiau reikėjo. Jo, bet man labai patiko tie tokie, kur vadinamieji antibayeriai. Juodukai. Jo, tie, kur juodi ir tenais, kur pavyzdžiui, dar vieną prisimenu, kur buvo, kodėl juodžiai taip gerai žaidžia krepšinį, nes daug treniruojasi. Kad tu būtum matęs, aš tai vat matau, čia va tiesiog natūraliai jos veidą, kad tu būtum jos veidą matęs. O Jėzus, ten žalia. O ten viskas matosi? Kiekviena sporelė, netgi jeigu turėtum raukšlių, matytųsi. Sunkesnė auskarai ir raukšlių nėra? Arba tvirčiau surišta kasa. Ne, neliūdna, man svarbiausia pabuvau čia. Visą laiką man Saulo piktas atrodo. Perduoda visiems linkėjim. O dabar scenoje pasitikite Vytautą Vaičekauską iš Kauno. Labas vakaras, Vytautai. Sveiki gyvi. Vytautai, sakykite, žinau, moteriams nemandagu uždavinėti tokį klausimą, bet kai vyrai, tai viskas tvarkoja. Kiek jums metų? Nu jau įpusėjęs 80. Tai tiksliai nesakysi. Tai reiškia, nei daug, nei mažai. Jum tiek metų, kad, ta prasme, jūs galite drąsiai daryti, ką norit. Taip, taip. Tai ir darysit drąsiai. Taip. Klausykit, aš galiu pasakyti, pirmas komplimentas. Jūs galėjot neimti harmonikos ir aš pasakyčiau, kad čia pirmas Lietuvos zizitopas. Aš galiu kaip ir pasakyti, bet apie save čia net Pilypas iš Kanapių. Man Gorbačiovas plojo. Gorbačiovas plojo ir reikia bis baisiausias triukšmas buvo. Ir apie 100 000 žmonių, kai pradėjo įvairiausių tautybę, vieni reikia kiti bis, kiti. Ir taip susiklosė labai. Kiti, ten Lenkų, galbūt, ploja triukšmas. Čia kada buvo? Nu, o bendra kalba gavosi, kad labai malačius. Taip jau reiškia labai aukštas lygis. Bis. O Margaret Thatcher ten nebuvo? Thatcher, Margaret nebuvo. Jinai dar nebuvo gyvas. Buvo ir buvo Petras buvo tas toksai... Jeigu Petras, tai gerai. Abudu ir Petras ir Povilas.
Ne, Povilų nebuvo. Petras buvo. Ir daina buvo pati trumpiausia ir pati gražiausia daina buvo. Estradinė daina. Leninas dirba. Tai 40 kartų visi rėkėm, bliom, kiek Leninas dirba. Tai dėl to Garbačiovui patiko reikia. Bis. Nu, Tai reiškia, Petras ir Garbačiovas buvo patenkinti. Labai laimingi visi buvo. Oho. O kur Klausykit, tai o jūs- vyko? Atsiprašau, kur tai vyko? Kur jis plojo? Vingių parke 80 metais. O. Ir... Klausykit, o Labai jūs rimta. kaip muzikantas daugiau, kaip humoristas, kaip anegdotų Nu, pasakotojas. aš groju, dainuoju, šauku ir deklamuoju. Tai kai jūs pasakykit, galiu. Čia yra čiotkė. Dabar tai geri, tai galima šaukti. Taip, bet tu kai matau jau lakiniai. O, Vytautai, o kiek jūs norėtumėt uždirbti mūsų projekte? Na, aš pinigų, tai problemų neturiu su pinigais. Aš pensiją gaunu, kaip žino, Kristutį, maždaug pusę Kristutį pensijos gaunu. Bet aš norėčiau biški pinigų daugiau Seimūnus paremti. Tai man būtų, malonu būtų biški tai, Tarp kitko, labai gražiai kad jie čia. doriau dirbtų. Gerai, Vytautai, žinokite, man atrodo, atėjo laikas užsidirbti pirmąjį 100 litų iš mūsų komisijos. Tai aš nežinau, ar nuo anegdoto, ar nuo... Ar jūs- Paprausiu, tas pats nusivylimas. Iš pradžių aš jūsų paklausiu taip. Ar jūs pasiruošęs? Jau. Tuomet jūsų pirmoji minutė prasideda dabar. Pensininkus visi skriaudžia, net ir veldas jų nebaudžia. Keikiasi sena mučiutė, kur Vata Blinkevičiūtė. Kai man pensiją paskyrė, vos netekau žado. Jeigu būčiau impotentas, mirčiau aš iš bado. Iš bado mirti nereikės, nes pirmas 100 litų priklauso Ar jums. dabaigt? Palaukit, dabar nedabaiginėkit, nes galite dabaigti mus ir užsidirbti už tai pinigus. Vitalijau, niekada nebandėjai pats dainuoti čia stūškių? Oi, tai aš dabar šitas įsiminsiu ir po to dar parepuosiu su jom. Freestylas. Nu, freestyle. Makafakapak. Vytautai, neblogai sekasi. Vos 18 sekundžių ir jūs jau turite pirmąjį 100 litų. Užteks? O dar dainų turit? Nu, yra, bet aš noriu anekdotą kokį vieną kitą. Nu, žiūrėkit, nes akordeonas tai veža, o vieną kitą... Man atrodo taip, Nu, kad... tai galima bus dar vieną tada pavarysiu. Vytautai, ar jūs norėtumėt surizikuoti savo jau turimais 100 litų ir pabandyti per antrąją minutę prajuokinti mūsų komisiją? Taip. Draugai, mes dar daug juoksimės, o Vitalijus Solo tikrai mokės dar labai daug pinigų mūsų dalyviams. Bet tai iš karto po reklamos niekur nepabėkite. Oi, kuci, vyrai šoka vanaguti, šurmuliuojančioj pirtį, su nogom mergom girti. Oi, kuci, vyrai šoka vanaguti, šurmuliuojančioj pirtį, su nogom mergom girti. Prajuokink mane. Vytautai, ar jūs norėtumėt surizikuoti savo jau turimais 100 litų ir pabandyti per antrąją minutę prajuokinti mūsų komisiją? Taip. Taip. Vadinasi, vyriausias iki šiol mūsų projekto dalyvis Vytautas ima antrąją minutę, kuri prasideda jau dabar. Buvo toksai jaunuolis, galingas pasididžiavimą turėjo ne europinių lygių. Nu ir jisai vieną mergaitę norėjo, jau viskas reikalas pribrendo. Su viena biškį pradėjo mylėtis, tas susipūnė savo balsą ir pas mamą. Su kita vėl taip pat ir tą patį padarė. Nu ką dabar daryti? Vien sako, tokia kaip čia yra, tokia dainuojanti daina, tokia gražuliukė, suruliukė. Sako, pabandyk, gal kas išeis. Bet jisai pasakė, įspėjo, sako, trūkumą turiu tokį, kad, sako, paauglys, nu, bakrius buvo mažas, man keulį nukando, taip, nu, gerą gabaliuką nukando. Tai sako, nėra tų didelių pasididžiavimų. Nu, tai gerai, jis su tą jau suruliukę pabando, kaip reikia, išėjo viskas, klausė, ar panašu ką, nu, sako, nieko, bet jeigu ne ta prakeikta keulį, tai visai gerai būtų. Yra 159 sekundę, Violeta visgi trūktelėjo. Aš prieš tai norėjau pasakyti, kad
Pa šitą žmogų nesimato jokių emocijų. Jo, viską barzdau. Viską Bet dabar, barzdau stovi. kada jis pradėjo juoktis, Kikenti. kalėdų senelis, tas, apie kurį visi tiki ir laukia. Ar tenka kalėdų Jeigu senelį? turit vaikučių, galite pakviesti, aš vaikų turiu. Vytautai, kalėdų senių, o jūs kartais sūnaus ar sūnėno Jono neturite? Jonas jūsų giminiai yra? Yra. O Yra. kas jis toks? Švogeris Jonas. Švogeris. O jis dažnai sako žodį taip. Ne, čia ne tas. Ne tas? Nes aš galvoju, kad čia Vytautai, aš ir jaunikio pažįstu. Jono giminaitis. Taip? Ar jūs dar Taip. pasiruošę mums sugrot? Nu, dar vieną anekdotą gal. Atsargiai. Nu, tai... Atsargiai, Jonai, nes žinokite, jūs jau dabar tai jūs mane išlošėte. per daug nenuskriausite, bet Seimūnus tikrai nuskriausite. Oi, tai mes jūs galime skriausti kiek tik tai panorėję. Jonai, jūs jau turite 200 Jisai litų. ne Jonas. Man jis, Jonas, atsiprašau, Vytautai, jūs turite jau 200 Vytautai. litų. O gal grokit? Ir aš jums siūlau trečiąją minutę, kurios metu jūs galėsite išlošti 300 litų, bet jeigu jums nepavyks prajuokinti mūsų komisijos, dėja, jūs prarasite jau turimus 2. Nu, tai gongas dar nesigirdėjau. Vytautai, ar jūs imate trečiąją minutę? Taip. Taip. Trečioji minutė prasideda dabar. Čia neilga dainelė, bet reikia man sutrumpinti biškį. Vyrai su dėžė kunijakų girti į mišką nukakų, dūmai rūksta, kaista pirtis, gerklės trokštančias pagirdis. Oi, kuci, vyrai šoka vanaguti, šurmuliuojančių pirti, su nogom mergom girti. Ar nori, ar nenori, kum jaunimų sekretorija, grinai nuoga privalo pirmą atsigult ant stalo. Oi, kuci, vyrai šoka vanaguti, šurmuliuojančių pirti, su nogom mergom girti. Sekančią ant stalo guldų vyrai traukia šaudų būdų, veiksmus vėl tas pats kartojas, pinasi plaukuotus kojus. Oi, kuci, vyrai šoka vanaguti, šurmuliuojančių pirti, su nogom mergom girti. Vytautas iš Kauno laimė trečiąjį 100 litų. Vytautai, geri pinigai. 300 litų yra geri pinigai. Nu, gal ir užtektų, per pusę su Seimu pasidaliu, užteks jiem po 1 litą, jau 141 atiduodu ir man lieka daugiau negu jiem visiems. Ir jums lieka beveik 290. Tai aš mančiau, gal reikia... Aš tikiuosi, jūs jiems po 1 centą duosit. Po 1 centą tikiuosi jiems duosit. Po litą jiems duosit. Ai, na jie su to litu. Bet koks geras Vytautas. Tai jūs pasiemat pinigus? Nu taip. Šaunuolis, bravo. Vytautas iš Kauno ima pinigus ir jis laimė 300 litų. Pasveikinkime jį. Oi, kuci, man parodyk tu zuikuci. Aš tik noriu pasakyti, kad aš kažkaip pagalvojau, duok Dieve man tiek sveikatos ir vat tokio stiprumo, būnant tokio amžiaus, važiuoti, linksminti, groti, dainuoti, nu kažkas nerealaus iš tikrųjų. Gerai, buvo labai gerai. Vytautas Vaičiakauskas pavarė, kaip jaunimui turėtų būti pavyzdys. Soliko, rožę tygliam klonį radau, o surasti ją taip sunku prisiminti. Galgi tu čianai soliko. Draugai, iš
štai ir viskas. Aš norėčiau, kad visi kartu padėkotume mūsų nuostabiam komisijos duetui Double V, Violeta ir Vitalijus. Na, aš jums priminsiu, kad kaip ir kiekvieną savaitę, taip ir šią jūs galite pamatyti visus šio vakaro pasirodymus portale delfi.lt. Balsuokite už juos, nes daugiausiai balsų surinkęs laimės nuostabų prizą. O štai pasirodymas, kuris praeitą savaitę surinko daugiausiai jūsų simpatijų. Pažiūrime. Lovoje rūkantis arklys rizikuoja dvigubai. Vakar lifte įstrigo 2 seksualiniai maniakai, kol kas 1-1. Tamsią praeitį turinčių žmonių paprastai laukia šviesi ateitis. Noriu mažo šuniuko, pasirašo didelis šuniukas. Kazachstane nuo senų laikų priimta nusiauti batus prieš įeinant į internetą. Mokesčių inspekcija papildė Kamasutrą naują pozą. Ji taip ir vadinasi - už skolas. Nusibodo riebalų dėmesio ant drabužių, valgyk nuogas. Brangios merginos, jei praradote sąmonę, šalia būtinai atsiras toks, kuris praras sąžinę. Korėjoje visi šunys buvo įtraukti į raudonąją knygą, o pati knyga suvalgyta. Skraidantis tigrai, ant nosis čiuožiantis delfinai, klykiantis krokodilai. Visa tai tik spalio 23 dieną gaisras cirke! Veterinaru dirbu jau 32 metus. Tik pagalvok, 32 metai šūniui ant uodegos. Dinga šuo, ypatingos žymės, prie pavadėlio pririštas 9 metų berniukas. Skelbimas. Profesionalus žudikas susipažins su indė turinčia tašką kaktoje. Keliuose pasirodė policininkas Tadas Blinda. Jis atiminėja pinigus iš turtingų vairuotojų ir viskas. Vaikystėje norėjau tapti žmogum voru, bet 4 klasėje mane kando santechnikas. Karvė mėgo savo pieną, bet negalėjo pasiekti. Kad ir kuo maitintum moterį, jį vis vien už manį sublokti. Božena ir Natalija visada svajojo patekti į nacionalinį muziejų, bet jas visada kažkodėl vežiojo tik į sauną. Pavasaris, meilė. Mano hormonai taip kunkuliuoja, kad net vienas miegot bijau. Šią žiemą spaudė tokie baisūs šalčiai, rankos taip stingdavo, kad kurčnebiliai negalėdavo žodžio ištart. Sekso reikmenų parduotuvėje naujovė, nauja pardavėja Emilija. Tarakonai dažnai susimasto, ar egzistuoja gyvenimas po šlepetės. Štai ir viskas, draugai, Prajuokink mane baigėsi, tačiau mes su jumis susitiksime jau kitą trečiadienį 20:25, kaip visada per BTV. Ačiū publikai, kad buvote kartu su mumis. Prajuokink mane, sugrįž kitą savaitę! Laužyk garsiai.